Šiuo metu dirbu vienoje didžiausių Lietuvos įmonių AB Lietuvos geležinkeliai. Mano pagrindinis darbas yra susijęs su krovinių vežimo rinkos stebėjimu ir kita marketinginė veikla. Darbą aš susiradau per praktiką. Praktiką atlikinėjau 4. kurse bakalauro ir tiesiog pats nuėjau į geležinkelius, pasakiau, kad noriu atlikti pas jūs praktiką. Susirinkau visus dokumentus, pateikiau ir tiesiog pasakiau, kad noriu pas jūs padirbėti. Atlikau keletą analizų susijusių su krovinių vežimu ir tiesiog tie darbai buvo labai gerai vertinti ir dėl to nusprendė mane pasilikti ten. ISM studijavau bakalauro studijose ekonomiką, šiuo metu studijuoju tarptautinę vadybą su marketingo specializacija, o po bakalauro studijų dar šiek tiek mokiausi finansų ekonomikai, tačiau pamačiau, kad mano darbas reikalauja labiau marketinginių žinių, todėl pakeičiau studijų programos kryptį į vadybą. Bakalauro studijas iš tikrųjų tai pasirinkau, iš vienos pusės lėmė atsitiktinumas, iš kitos pusės lėmė šiokios tokios tradicijos, todėl kad mano tėvas ir senelis, jų profesijos yra susijusios su ekonomika, tačiau pats aš norėjau studijuoti archeologiją ir tiesiog taip gavosi, kad ten, kur norėjau, neįstojau, o per papildomą priėmimą paskui įstojau į ICM. Iš pradžių tai pirma mintis buvo, kad greičiausiai aš iškrisiu ir tiesiog praleisiu čia smagiai laiką, o paskui patiko ir nuo prieš paskutinio konkursinėje eilėje 1. kurse baigiau studijas 1. 10. Į studentavimo metus žiūriu šiek tiek savotiškai dėl to, kad studentavimas, mano galva, tiek studentavimas, tiek apskritai studijos turi vykti visą gyvenimą. Dėl to visą gyvenimą reikia mokytis, kad nuolatos tobulėtum, nuolatos turėtum papildomų kažkokių žinių, gilintum jas ir pritaikytum praktikoje, o studentavimas, aišku, susideda ne tik iš žinių, iš apskritai naujų potyrių ir naujų pažinčių, naujų kontaktų, naujų galbūt verslo perspektyvų. Todėl manau, kad mano studijos nesibaigs tik tai magistrantūros studijomis. ISM studentam aš norėčiau palinkėti išmokti vertinti savo misiją gyvenime bakalauro studijų metu, susiformuoti viziją, ką nori daryti toliau, iš kurios gimtų tam tikri tikslai ir sėkmingai siekti po bakalauro studijų.